Dezinformacijos tikslas yra pavergti tavo protą, paversti tave kvailiu, tikinčiu, svarstančiu mėšlą. Ar tikrai tai visai mėšlas? O gal ten yra gabalėlių, kuriuos galima išrinkti ir valgyti. Guliverio kelionėse yra viena iš kelionių į skraidančią salą. Ir aš atsimenu ten aprašytą mokslo akademiją. Ir toje mokslo akademijoje ypatingas skyrius mokslininkų, kurie tyrinėja mėšlą. Ir jiems iš viešųjų išviečių miesto kasdien atveža 2 statines. Ir jie nagrinėja, tyrinėja ir išrenka mažus gabalėlius, kuriuos galima dar kartą valgyti. Mes neturime pasimesti dezinformacijoje. Mes ją turim padėti į šalį ir net nenagrinėti jo. Kam pėckiotis rankas su mėšluotu popieriu? Tau atnešė ten kokius laikraščius ar tenai Rusijos oficialių kanalų pranešimus ir tu imi rankas ir tepliojasi. Ir dar teplioji savo sąmonę. Pasaugok ją. Na, iš ties įdomu jūsų klausytis, bet laidai skirtas laikas baigėsi. Dėkoju Jums dar kartą, kad atvykote pas mus į studiją. Šiandieną mano svečias buvo profesorius Vytautas Landsbergis,